Unikalios vertės pasiūlymas. Taigi, turite puikią idėją ir planą, kaip išspręsti realią problemą, bet kuo jūs išsiskiriate iš minios? Čia į pagalbą ateina jūsų unikalios vertės pasiūlymas arba UVP. UVP galite laikyti savo pažadu klientams. Jis jiems pasako, kodėl jūsų produktas ar paslauga yra geresnė už kitų. Bet kaip sukurti tvirtą UVP? Pradėkite nuo 4 svarbių klausimų. Pirmas. Ką mes siūlome? Antras. Kam tai skirta? Trečias. Kodėl mūsų produktas yra kitoks ar geresnis? Ketvirtas. Kodėl žmonės turėtų rinktis mus, o ne konkurentus? UVP nėra tik įsimintinas šūkis. Tai jūsų konkurencinio pranašumo pagrindas. Remiantis Europos inovacijų rezultatų suvestine, įmonės turinčios įtikinamą UVP turi daugiau galimybių pritraukti investicijas ir augti tvariai. Kitaip tariant, aiškus, įtikinamas UVP gali būti lemiamas veiksnys siekiant užkariauti klientų ir investuotojų palankumą. Taigi, kaip tai pasiekti? Pirmas. Nustatykite savo tikslinę auditoriją. Sutelkite dėmesį į savo klientus ir tikslias problemas, kurias sprendžiate. Antras. Apibrėžkite savo unikalų sprendimą. Paaiškinkite, kodėl jūsų požiūris į problemą yra geresnis už visų kitų požiūrius. Trečias. Parodykite savo išskirtinumą. Nurodykite, ką klientai gali gauti tik iš jūsų. Ar tai ypatinga savybė, technologija ar prekės ženklo patirtis. Atminkite, kad jūsų UVP yra susijęs su naujovėmis, klientų poreikiais ir išskirtinumu. Teisingai parengtas UVP yra raktas į pasitikėjimą, lojalumą ir tvirtą poziciją rinkoje. Trumpai tariant, sukurkite puikų UVP ir jūsų verslas išsiskirs iš kitų nuo pat pradžių. Unikalios vertės pasiūlymas.